Jau šį vakarą Europos krepšinio čempionatui besirengianti Lietuvos rinktinė stosi pirmąją kovą draugiškų rungtynių maratone. Naujoje Klaipėdos arenoje šeimininkams iššūkį mes Slovėnijos nacionalinė komanda, kuriai tai bus jau ketvirtasis draugiškasis mačas. Dar vakar slovėnai Uostamiesčio arenos lankų tvirtumą išbandė prieš mūsų kaimynus Latvijos. Pergalė 73-63 šventė būsimieji šios dienos lietuvių varžovai. Taip norėjosi gal ir silpnesnio varžovo pirmo, bet iš kitos pusės žaistis paruošiamajame periode su stipriais varžovais nėra blogai. Ir nereikia bijoti net ir pralošti, sakysim, nes be pralaimėjimų nėra pergalių arba geriau pralošti paruošiamajame tam momente, negu kad pralošti tada, kada jau skaičiuojasi. Ir taip, jie pažaidė jau daugiau yra, bet manau, tai ne problema, mums bus pirmos rungtynės, stiprus varžovas, kągi, iš karto pasimatys, kaip mes toli ar kaip mes arti. Lietuvos rinktinės žaidėjas Šarūnas Jasikevičius antrina treneriui ir priduria, kad pokyčiai bus naudingi visai komandai. Jie gera komanda, jie anksčiau pradėjo žaisti, kas šiai dienai yra labai svarbu, ne? Ir, gerai sakau, mums tai pats tas, jau tikrai nusiboda žaisti vienas prieš kitą, toj pačioj salėj, ir visą laiką linksmiau yra, kaip keičiasi atmosfera, kaip keičiasi salės, viskas greičiau kažkaip eina. Po vakarinės treniruotės paaiškėjo, kad Lietuvos rinktinės trenerių štabas per draugiškas rungtynes su slovėnais nusprendė į aikštę neleisti 5 žaidėjų. Rungtynėms bus neregistruoti gynėjai Šarūnas Jasikevičius ir Martynas Gecevičius, puolėjas Paulius Jankūnas ir aukštaūgiai Marijonas Petravičius ir Jonas Valančiūnas. Per rungtynes su slovėnais į aikštę neišbėgsantis krepšininkai rinktinės marškinėlius turėtų vilkėti šeštadienio rungtynėse su Čekijos nacionalinė komanda. Šiuo metu pajūryje vykstančioje treniruočių stovykloje sportuoja 17 krepšininkų, o po mačo su slovėnais Lietuvos rinktinės treneriai už darbą treniruočių stovyklose padėkos 3 krepšininkams. Kitą antradienį Maskvoje vykstančias draugiškas rungtynes su Rusijos rinktinė išvyks 14 žaidėjų. Marius Zaremba, Vaclovas Gedvilas, Sport 1 Žinios + Klaipėda.